35 minutes. Tuo tarpu atsarginių žaidėjų suolelis pasireikšti gauna nepalyginamai mažiau. Čia pražanga puolime. Fiksuoja arbitrai vilnietėms. Ir puikiai čia aikštelėje padirbėjusią Mantę Kvedaravičiūtę, pelniusią visus kol kas 4 vilniečių taškus, keičia Marina Solopova. Ir žiūrėsime, kad čekių ko gero vienas trūkumas turėtų būti tai, jog lyderė žaidžia labai daug laiko, bet šiaip be abejo yra jos šio mačo favoritas ir sutriuškino vilnietės pirmojo rato rungtynėse namuose. Jos rezultatų 90. Abi komandos puikiai supranta šių rungtynių svarbą, bet svarbesnės visgi jos yra vilnietėms. Na, čia turėtų būti fiksuojama pražanga, taip ir yra. Prasižengia Jelena Dubljevič. Antroji komandinė pražanga. Na ir pirmajam šių rungtynių ketvirčiui labai gražus perdavimas ir mūsų laimiai netikslus ten metimas iš po krepšio, taigi priverstas grįžti į gynybą. Tokia kova dėl garbės, čia dar kartą pavyksta apsiginti vilnietėms ir na, kiek čia gražiai išprovokuoja ir jau antrąją asmeninę pražangą. O ją Palau įsirašo į savo sąskaitą. Be abejo, iš karto sodina ją ant atsarginių žaidėjų suolelio vyriausioji Prahos ekipos trenerė Natalija Heikova ir pasirodo vietoj patyrusios Ispanijos aikštelėje dar viena legionierė iš Jungtinių Amerikos valstijų, Danielė Robinson. Na, ne taip ir mažai legionierių yra Prahos ekipoje. Ispanija, kaip jau minėjau, rungtyniauja, 2 JAV pilietybę turinčios krepšininkės. Čia gaila nepavyksta atsikovoti kamuolio ir jau Jelena Dubljevič sudėtingas jos metimas ir tikslus svarbiausia. Metimas bei dar išprovokuota Prahos CSKA ekipa jau turi 4 komandinės pražangas, netikslus baudos metimas, taigi už kiekvieną štai tokį epizodą kaip dabar jos bus baudžiamas 2 baudos metimais ir šį kartą tuos baudos metimus mes Vita Kuktie. Na, kibiau šiek tiek, atrodo, dabar ginasi Prahos ekipa. Čia sudėtingas metimas ir nepavyksta šiandien. 5 Prahos ekipoje yra surinkusi Karina Ohoto, po 4 Laja Palau ir Jelena Dubljevič, o čia daugiamis tvarkėsi vilnietis. Tai antro kėlinio pradžioje kol kas tai jiems visiškai nesiseka. 4 taškus jau įmetė Kijevon, 2 Jelena Dubljevič ir po šių dar 2 Prahos CSKA ekipos taškų prašom minutės pertraukėlės Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Čekijos, tačiau 8-2 surengė spurtą 3 minučių ir dabar jau tik tai vienas metimas skiria komandos. Pražanga čia Jelenai Dubljevič turėtų būti fiksuojama, taip ir yra antroji asmeninė pražanga šiai ekipos, Čekijos ekipos lyderiai. Su 3 varžovom prariškai kovojo Holly Mershon. Ten dėl kamuolio, tiesa atsikoti nepavyksta ir blogiausia, kas galėjo nutikti, nespėja grįžti gynybą vilnietės. 4 iš eilės Danielės Robinson taškas ir proga pelnyti. Vėl reikia gintis vilnietėms. Jelena Dubljevič, na, labai individualiai pajėgi yra ši krepšininkė. Išmaudo vėl visą vilniečių gynybą ir 21 tašką tame mače ir buvo viena pagrindinių pergalės kalvių. Vėl lygybė šios rungtynėse. Ten po susidūrimo su varžove susėmusi už. Ir reikia dirbti gynyboje. 5 sekundės ir perima Holly Mershon kamuolį. Drąsiai iki galo reikia, puikiai čia apgauna jie savo tautietę. Danielė Robinson pelno 2 taškus ir štai tas pagrindinis vilniečių ginklas. Greitas atako reikia šiandien naudotis. Ir tuo kol kas sėkmingai šiandien naudojasi vilnietės. Na, čia
trečią kartą už šios dienos rungtynėse lygiai tokiu pačiu klaidinu Vilniaus ekipoje antrajame ketvirtyje. Kol kas liūto dalį taškų pelno Holly Mershon, 8 jis surinko. Apie kitą moterų Eurolygos varžybų etapą. Greta Šnekaitė, čia pražanga. Taip, liečia visgi varžovės ranką Eva Viteckova. Pirmoji asmeninė pražanga jai, trečioji komandinė, bet svarbiausia kamuolį į užribį bei suteikia šansą vilnietėms vėl įsiveržti į priekį. Tačiau praktiškai identišką klaidą atsako ir šeimininkės, taigi ekipų susitikime. Tada tiesa trečiame kėlinyje viskas įsisprendė, čia be abejo pražanga puolime turėtų būti, taip ir yra. Nuskina tiesiog, taip žargoniškai sakant, ten Marina Solopova. Iš pakrepšimo turi galingą startinį tą pirmąjį žingsnį ši legionierė. Iš čia dar viena pražanga puolime, ką išdarinėja varžovių aukštaūgės ten po krepšiais. Šį kartą Kijevon prasikauto. Pyksta. Ko gero šį kartą labiau neantsrebė ir Vilniaus Kibirkšties Vyčių klubas rungtyniauja Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Ten iškovoja 21 pergalę ir patyrė 1 pralaimėjimą. Kol kas čia Sofija Aleksandravičius iki galo kovoja, bravo šaunuolė. 7. jos taškas ir visi 3 taiklus dvitaškiai metimai. O čia prasižengia. Puoja po Vilnietės, tiesa dar 3 sekundės. Ir spėja Holly Mershon išmesti metimą, tiesa jis yra iš fantastikos srities, labai sudėtingas.